Sveiki gyvi gravel nuotykių sekėjai. Rytoj kelionė, laikas krauti daiktus. Imu labai nedaug daiktų. Priešais mus kuprinėlė, kraunu į dėžę, bus man ant pečių. Į dviračio rėmą viena tašė, po balnelių kita tašė, ten rūbeliai, ten įrankiai, šalmas. Imu senus batus, nusprendžiau naujų neimsiu, nes gali pritrinti kojas, nepatikrinti. Taigi, viską metu į dėžę ir užsiginėjau. Kodėl čia kabo šitas bliuzonas? Ogi todėl, kad buvau pažadėjęs, kad 500 kanalo subscriberis gaus tokį bliuzoną dovanų. Ryti Žemaitaitį iš Vilkaviškio, sveikinu tave, pats prisipažinai, tu tapai 500-uoju, laiminguoju, gauni dovanų. Žiūrim, ratai įdėti, dviratis įdėtas. Kelionė jau rytoj, viską užklijuoju ir ramiai einu miegoti. Tiesa, rytoj jau taip, susikibę rankom su Paulium keliausim, bus faina. Pirmą kartą, pirmas susidėjęs. Yes. Numigau tai gerai, žodžiu, tikrai. Klausyk, aš tai pirmą kartą šitam naujam moto. Kaip tau? Bet kvepia tokiu pasvilėsiu lengvu. Nu, elektrą kažkaip viską. Trumpina. Šitą traumą jau čia galima priduoti. Tai kvalifikacija vyrai vyksta, ar ne? Formulės 1. Morisas ar Piastris? Pagaliau mes likome į lėktuvą. Visi bagažai atiduoti, dviračiai priduoti, lėktuvai mūsų priparkuoti laukia, pėsčiom neįsim, yra autobusas, turim po kuprinėlę, daiktų neturim, tik minėjau, viską, ką galėjom įdėti, tą įdėjom iš šiukšlių dėžę ir palikom namuose, o kas netirpo iš šiukšlių dėžę, tą įdėjom dviračių dėžę. Kas nedirbo nei ten, įkišom į lėktuvą ir išsiuntėm atskirą skrydžių, tokį kaip Nerius. Štai matosi, kad sportininkas apie mitybą nelabai gaudosi. Valgo kruasaną, kuriame yra labai daug riebalų. Reikia rinktis maistą, kuriame yra daugiau angliavandenių negu riebalų. O štai mes turime sportininką, kuris supranta, kaip svarbu angliavandeniai greitieji ir lėtieji. Taip pat šita bandelė turi labai nemažai skaidulų, tai kadangi minsiu tik už 2 dienų, tai skaidulos irgi nekenkia. Štai, pirmas skrydžio etapas pagaliau įveiktas, sūnus jau atsikėlė, išsimiegojo gerai. Sportininkas, ką renkatės? Aš noriu labai, man trūksta spalvų gyvenime. Low calorie. Aš pradėsiu nuo lengvo alaus šią dieną. Žinom, kur atvykome. Pasirodo naujos taisyklės. Jeigu keliauji su kartoninė dėže, tai bagažą atiduoda ne stambia gabaričių rankovėje, o tiesiog ateini ir randi pastatytą. Paulius lėktuvą perka, dviračius jau visus yra supirkęs, laikas Supersonic Jetą pirkti. Tai vis laik svajau Concordo praėjau. Neriau, dabar mums greitai visiems gerbėjams, teikėjų papasako, kur tu čia susiruošiai. Susiruošiau į Kanarų salas. Visas 4 salas apminti per 3 su trupučiu paros. Salos ten yra 7, o varžybos vyks 5, tai kurią salą tu skipinsi? Paskaičiuojam iš naujo. Nuskaičiuojam. Lanzarote. Forteventura. Gran Canaria. 5 Tenerife ir šitą Elgera. Tai va, tai ką Nerijus sužinojo. Susimoviau. 5 salos. Viešbučius užsisakėjai? Nieko nesariau. Turiu tik keltus užsisakęs visus. Visom dienom. Tai ne vieno viešbučių miegosiu laukiniam paplūdimy. Ne. Taip. Tikri baikeriai miega po savo motociklu, miega po savo dviračiu. Taip. Jeigu dviratis mažas kaip tavo, tai miegi ant dviračio. Daktaras Džengibras mums siunčia linkėjimus. Jokio vyno, jokių nesąmonių, viskas yra profesionaliai. Iš oro uosto irgi reikia išeiti bent trumpam. O čia irgi McLarenas varo. Nėra labai šilta, jaučiu kokių 14 laipsnių. Tikrai ne ką geriau negu Lietuvoje. Pirmas mūsų lenkimas šiuose neprasidėjusiuose varžybose. Mes dabar žinom, kas yra slibinai, o kas yra sliekai. Dabar pradėsim filmuoti naują epizodą Unboxing, Unpacking. Pažiūrėkim, kągi sportininkas slepia toj juodoj skylėj.
Ar matosi kas nors? Tikrai naudoja daug įvairių priemonių. Let it go. Let it go. Wow, jeigu mano dukra pamatytų, kad čia yra ta kosmetikos parduotuvė, jinai man lieptų viską ten nupirkti. Koks tas brandas? Ra. Jeigu jūs galvojat, kad mes esam kažkokie mėgėjai, tai galvokit iš naujo, mes esam tikri profesionalai. Visuomet žiūrime, kad maisto produktuose būtų daug angliavandenių, 2 porcija baltymų ir angliavandenių 2, šiek tiek riebaliuko, būtinai greiti angliavandeniai į skrandį, momentinė energija ir tuomet pasistiprinę galima greitai važiuoti. Į kelionę paėmiau dar vieną labai svarbų dalyką. Mano Pauliaus ir Nelijaus kelionės talismanas. Tai šios nuostabiosios šlapios servetėlės. Kaip matote, visi 3 komandos nariai yra pavaizduoti. Mes esam Viperiai, Go Vibes. Nelijus yra tas, kuris yra viršuje, nes jisai ruošiasi važiuoti lenktynėse pilną trasą, įsikandęs šitą bananą. Aš jam leisiu pavažiuoti šiek tiek ant rato, dėl to jisai remiasi manimi. Na ir Paulius irgi, kaip visuomet, rado savo vietą komandoje. Ir be jo, taip tikrai aukštų rezultatų nepasiektume. Go Vibes. Go, go, go. Pagaliau radom gėliukų parduotuvę, galėsim apsirūpinti bent keliom minimo dienom. Vienas minusas, kad kai tiek daug, labai sunku išsirinkti. Imam žodis pizza. Tai ir pizza, ir gėliukai. Labai gerai. Tarp kitko, šiandien vyksta saulės užtemimas. Žinau, kad Lietuvoje kai kurie stebėjo per 2 akinius. Vieni buvo Suvirintojo akiniai, kiti buvo Ralfo Lauren akiniai. Čia pagaliau šviečia saulė, mes mėgavomės vitamino D, semiam per visur, kur tik galim. Mes pasiekėm savo niekingos kelionės tikslą. Varom atjimsim savo varganų dviračių ir pasileisime į viešbutį nuo Nelijaus. Nes vienintelė proga ją aplenkti tai yra pakeliui į viešbutį, nes mūsų viešbutis yra šiek tiek arčiau. Tu žiūrėk iš tos fototapetus, nes tai yra vienintelė galimybė tau pamatyti Lanzerotę. Nes visą kelią prieš tave bus tik tai mano galinis ratas ir kalnas dulkių. True story. Taip, jūs ar ten užpakalės laiką. And best regards to organizers. Ten Paulius dabar stovi ir filmuoja, laukia, kol aš išlysiu. Nežinau, ar jis mane pamatys, bet prieisim to iš jo, paimsim interviu. Reikia jį pakalbinti. Sveikas, Pauliau, ką tu čia lauki? Papasakok su tuo telefonu, ką tu filmuoji žmonės? Ką čia darai? Ką čia darai? Lanzerotė mėgaujasi. Nerijau, mes norim tau labai stipriai padėkoti, kad tu, kaip tikras lietuvis, inicijavai tos aplodismentus milžiniškus lėktuvo gale. Mes girdėjom tavo stambių rankų plekšnojimą. Viskas gerai, dėdžios vietoje. Atsiemant būtina patikrinti, kažkas įspyrė į dėžę, turbūt nekenčia BMC dviračių arba nekenčia traumos. Arba čia tokia dėžė buvo, kai aš pakavau. Čia su 3T, čia su BMC, ten iš vis neaišku neužrašyta. Aš einu, paieškosiu gero dviračio. GT netinka, Cannondale'as, Scottas, Orbea. Yra normalių dviračių čia, nieko nėra. Canyonas ir tas skylės. Nusprendėm nevargti, pasiėmėm taksi, čia 5 km, greit mus atveš, sutaupysim gerą valandą, spėsim pavalgyti, spėsim išgerti vyną, palydėti saulę, susirinkti dviračius ir išsimegoti prieš rytdienos startą. Atvykome į Lanzerotės sostinę, Arecife lietuviškai, o ispaniškai Arecife. Afe, ok. Jaučiuos kažkokios didesnės bendruomenės dalis. How much, my friend? How much? 22.50. Amerika. Thank you. Bye. Viskas, atvykom, viešbutis švenčia, žmonės valgo, dviratininkai važiuoja, jūroje atostogis, eisim, susirinksim visus aštunkojus, žmonės čia bėgioja, nieko čia bendro šitoje saloje su dviračiais nėra, visi tik bėgioja. O mes rytoj padarysim ataką, užminsim čia. Atvarėm į kambarį ir radom gyventojus 2, vienu žodžiu stovi baraše, galėjom, nusibarkės, viskas, toj mes grįšim, einam dviračių pakuoti. Va, čia svarbu, grįžtam boksinį, jeigu neturi peilio, tai turėčiau šukas. Nesušukom tu gali, neįsi bet kokį spočio. Nežinau, Pauliau, dabar smė, kam tau šukos, kurias vietas tu šukojasi? Mic drop. 2 hours later.
Matosi, kad plėšikų tikrai nebus jisai geru. Ką turi? Taip. O kodėl tu tik vieną ratą paėmėjai su savim? Ant galinio varysi visą laiką. Viena ratis. Instrukcija manualas. Viską galima daryti žymiai švelniau. Su melodija. Palyginsime nepalyginimus dalykus. Aš daiktus jau esu pasidėjęs, o Paulius daiktus vis dar tempia. Jis su savim atsivežė ir Pandomoto, Mariau linkėjimai, ir traumos maišą, ir Vytauto, greičiausiai vidų Vytauto mineralai, ir čia visokių ir powerbankų, ir dar. O aš tai toks daugiau vis tiek ne prie technikos, o prie grožio dalykų, tai va tiesiog dar pasiėmiau vieną maišelį, kur pridėta, kosmetikos, nes ten Pauliui nuo saulės, ten nuo vandens, nuo druskos, nuo visko. Dėžę išsikroviau, Paulius ateina, čia mūsų, čia mėgosim dviguliai, kaip visada. Ratas, dviratukas, čia va mano daiktelių jūra, ten Paulius daiktelių jūra. Iškart matosi akivaizdžiai, kad pas Paulius žymiai visko daugiau. Net dėl to striukė padėjo ant pagalbės. Čia yra maždaug degtukų dydžio visas daiktas, matas, toks tarp pirštų tarpas, toks nedidukas. Kalnas daiktų dar čia aplinkui, rūbeliai rydinai paruošti, čia rytoj įsimetam kosmetiką, užsimetam. Šiandien nieko nebekonstruojam, labai norim valgyti, dviračius prisisukom vairą, prisisukom ratus, prisisukom pelengius, sėdynės, susireguliuojam aukštis, dėjom įrankius, fiksavom gertuvės, pasirašėm šaibų, Pauliaus drabužiai, Antano šalmas, Paulius, Aro baras, ta prasme. Dviese vos įveikėm. Dviračius susirinkom, tašų netvirtinom, nusprendėm rytoj ryte tai pasidaryti. Startas 1 valandą, iki 50 km, 8 papusryčiaujam, 9 išvažiuojam, 3 valandas, atvarom 12 valandą ir startuosim. O dabar einam harblaudinti, laikas vakarieniauti, iš karto naudojamės dviračių infrastruktūrą, vaikštame pėsti dviračių takų, nes čia dviračių nėra. Ir ką, iki susitikimo rytoj. Čiau, sekite mūsų nuotykius ir toliau.